Labai brangiai siūlau naują skaitimo dėstymą. Tai yra, kada jūs užduodate klausimą, o aš jums taro kortų pagalba duodu atsakymą. Ta prasme, ne aš, bet taro kortos jums duoda atsakymą. Geriausia tai būtų daryti, jeigu jūs užduotumėte klausimą, užpauzuotumėte, sustabdytumėte video, truputį pamedituotumėte pats, paprasčiausiai pagalvotumėte apie tą klausimą. Ir kada jau būsite pasiruošę išgirsti atsakymą, tada vėl pratęskite žiūrėti video, o aš bandysiu kuo detaliau ne tik atsakyti taip ir ne, bet truputį duoti ir daugiau informacijos apie kodėl taip ir kodėl ne. Gerai, pradedame. Pirmas klausimas. Pagalvokite gerai, kada būsite pasiruošę išgirsti atsakymą. Atsakymas yra toksai. Pirmo klausimo atsakymas yra taip, bet tik tai per didelius labai vargus, čia ant jūsų pečių krenta didelė atsakomybė, kad būtų taip, arba ką jūs sugalvojate, jeigu tai išsipildys, pas jūs ateina didelė jums našta su tuo taip, su tuo išsipildymu. Pasiekti tai, ką jūs norite, gali užtrukti laiko ir labai daug pastangų. Jūs galite būti išsekę, kada tai įvyks, nes kada mes įdedame per daug jėgų arba persistengiame siekdami tikslo rezultatų, kartais mums apkarsta, ką mes gauname. Dar išmesiu vieną kortą, kad man būtų aiškiau. Kaip ir sakiau, jūs galite pasiekti taip, tai yra toksai išpildymas noro jūsų, dešimtukas, bet tai ateina pasiaukojimas. Tai jeigu ir išsipildys, tai bus pareikalauta kažkokia auka iš jūsų pusės. Gali būti, kad jūs pasijusite vienišas tam tikslui pasiekti, arba pasiekęs pasijusite, kad per daug pasiaukojate, kad tai įvyktų. Tai toks buvo pirmo klausimo atsakymas. Einame prie antro klausimo. Galvojame apie antrą klausimą. Užpauzuokite, jeigu dar nepasiruošę išgirsti atsakymų arba nesuformulavote antro klausimo iki galo. Kuo tiksliau suformuluosite klausimą, tuo tiksliau jums bus aišku atsakymas. Žiūrime antrą klausimą. Aš pasiruošusi ir jums atsakau į antro klausimo taip ar ne. Įsipildys ar ne, ką jūs sugalvojate. Jeigu ten, kur jūs esate dabar, tai ne. Jums reikia pajudėti, kad būtų taip, kad išsipildytų, ką jūs sugalvojate. Nes tą, ką jūs sugalvojate, nėra emocinio potencialo, nėra daug jausmų tenais, kurie galėtų tai išpildyti. Arba kažkokie yra trikdžiai, arba jūs jaučiatės išsekusi jausmiškai, emociškai, kad davestumėte tą norą ir pasiektumėte to, ko siekite, kad tai būtų taip. Arba jeigu tai sugalvojate apie žmogų, apie meilės santykius, tai geriausias būtų variantas jums pasitraukti ir pajudėti iš vietos, eiti ieškoti laimės kitur. Dar patikslinu atsakymą. Jums reikia pajudėti ten, kur yra kažkokia struktūra stabili, kur yra didelė kaip organizacija, kuri jūs apsaugo, kažkokie tai įstatymai raštiški, kur yra formalus įstatymas, arba jūs pats įgaunate autoriteto ir paprasčiausiai jums reikia, kaip sakiau, judėti ten, kur yra daugiau stabilumo, kur yra finansai sukontroliuojami, kur yra kažkokia tai sistema, jau beveikianti sistema. Ir jums ten reikia pajudėti. Jeigu kas sugalvojate apie darbą, tai buvo klausimas, tai geriausia būtų eiti dirbti ten, kur yra didelė organizacija, didelė su savo surašytais įstatymais, kurie jau veikia, kurie atneša rezultatų, kada yra apsaugotas tiek darbdavys, tiek darbuotojas. Kas liečia meilės santykius, jums gal reikia vyresnio partnerio, kuris jūs apsaugotų, kuris suteiktų jums stabilumo gyvenime, kuris jau yra įsitvirtinęs gyvenime, kuris yra
pasiekęs pagarbos aplinkinių tarpe, taip pat gali būti žmogus vadovaujančioje pozicijoje, greičiausiai jis, jeigu ne kompanijos prezidentas ar savininkas, tai bent jau viceprezidentas. Jums taip pat reikia tėviškos energijos, kai kas galite judėti link žmogaus, kur jumis pasirūpins kaip tėvas. Netiesioginė to žodžio prasme, bet priims už jūsų gerovę atsakomybę, kur jūs galėsite truputį atsikvėpti emociškai, nes dabar man rodo, kad ten, kur jūs esate, ten viskas yra jau išsemta, ten yra tuščia emociškai, jums ten nėra daugiau ką išgyventi, kaip jūs, galima sakyti, praverkite paskutinę savo ašarą, kai sako, širdis ištuštėjo nuo liūdesio, nuo pergyvenimų, jinai pasidarė nejautri daugiau arba apšalusi. Ir atsakymas yra, reikia judėti, kad išsipildytų jūsų svajonė, palikti tą vietą, kur jūs esate. Tai būtų toksai antro klausimo atsakymas. Dėkui labai, judėsime prie trečio klausimo. Galvojame apie trečią klausimą. Galvojame, galite sustabdyti video, kad pagalvoti trečią klausimą, o aš jums čia ir dabar taro kortų pagalba atsakau jums į jūsų trečią klausimą, taip arba ne. Žiūrime. Taip. Dar papildymui paimu vieną kortą. Visiškai taip. Ir atsakymas yra dvigubas taip, kas liečia trečią klausimą. Kadangi imperatoriai iškrito su karalium lazdų, taip jie žiūri skirtingas pusės, skirtingi matymai, bet iš kokio kampo be pažiūrėsim, atsakymas yra taip, išsipildys jūsų noras, ar į tą klausimą, ką jūs uždavėte, yra dvigubas taip. Jūs turite resursų, jūs turite charizmos, jūs turite talentų, jūs turite ugnies, jūs turite žemės elementų, jūs turite praktiškumo ir daug gyvybinės energijos, daug potencijos tai pasiekti. Taip, čia yra moteris truputį pajėgesnė už vyrą, bet tai nesvarbu, nes vyras yra ne ką silpnesnis už moterį, jis yra visgi karalius, kaip bebūtų. Ir yra karalius labai veiklus, kontroliuojantis, jisai turi rankose kontrolę, jisai turi rankose degančią lazdą, tai yra visą laiką toks žmogus suras veiklą, kuri jį uždega, kuri jį išlaiko karaliaus soste. Jūs moteris su didelė potencija ir vaisingumu, tai yra vaisinga savo pasiūlymais, savo idėjomis. Jūs galite labai daug nuveikti ten, kur jūs esate, jums niekur nereikia judėti, jūs aplinka maitina, jūs aplinka jums suteikia viso, ko jums reikia šitame gyvenime. Jums tik reikia panorėti. Šiaip tai rodo, kad jūs pati, arba jūs pats kaip žmogus, esate labai produktyvus, labai esate vaisingas, kaip jau sakiau, viskuo, idėjomis, kūryba, resursais, pinigais, meilę, rūpesčių. Čia yra ilgas sąrašas. Taip, kad trečias klausimas taip, taip. Ačiū labai, ačiū. Jeigu patiko šitas formatas skaitimo, padėkite laiką, rašykite komentarus. Tai yra labai svarbu ir aš tikrai labai būčiau dėkinga, jeigu jūs pasidalintumėte, ką jūs galvojate, kokie yra jūsų atsiliepimai. Tai dėkui jums labai ir viso pačio geriausio. Ačiū, čiau, čiau.